Driu Beauty koncentruotas keramidų serumas drėgmei atstatyti. driu.lt. Va tokias dvi šiandien vėjo paganytos. Nepatenkintos, kad saulė šviečia, vėjas pučia. Bet su nuotaika visada prieš mūsų žiūrovus. Labas vakaras, merginos už vairo. Sveiki, sveiki, sveiki. Iš tikrųjų šiandien mūsų laidoje ypatingas, stilingas. Šiaip sakyčiau, vasariškas automobilis. Ne be stogo, bet tiesiog švytintis. Švytintis ir labai stilingas. Ir jūs tikrai su mumis sutiksite, nes tai yra Mini Cooper Countryman. Bet kaip ir visi Mini Cooperiukai, su tokiam akytėm didelėm, bet taip, žinai, ką man ta juoda spalva taip labai solidžiai atrodo, taip labai gražiai. Bet aš kažkaip, man taip gražiai tinka jiems žalia spalva dažniausiai, kad man net truputį trūksta jos. Jo, man iš tikrųjų norėčiau sakyti taip solidžiai, bet kartu to žaismingumo ir stilingumo trūksta, kad kita spalva būtų. Na, bet mes šiandien bandomės ekonominį, sakykime, variantą dar šito modelio, nes tikrai nėra prasčiausias komplektacijas, bet tikrai toli gražu negeriausias. Jo, ir nepilniausias, bet labai gražiai atrodo šitas akcentas, kur mes čia turime plug-in variantą. Dar galim ir pravažiuoti kažkiek elektrikę. Ant popieriaus lygtai sakė apie 45-47, tai, žiemą bus apie 20 km. Vilniui, iki darbo ir atgal. Taip. Priklauso, aišku, kur dirbi. Tai va, o keliaujam ir žiūrim į šoną, jis yra toks, gal sakyčiau, masyvesnis skaitos iš Mini Cooperiuko. Jo, jis jau didesnis negu tas mažutis miniukas. Aišku, ūgio skirtumas vis dar toks nėra labai, bet ir nėra visiškai žemas. Bet turi ragus, galima užsidėti į kaimą važiuojant bagažinę. Prisikrauti, bet tikrai ir nėra, pasižiūrėjom ratlankių. Juodi ratlankiukai Mini, žinai, kad neišsiskiria, tiesiog taip gražiai susilieja. Taip. Ir gražiai atrodo, jam tinka šiam automobiliui. Ir aišku, Anglijos vėliavos pas mus ant žibintų. Taip. Taip. Ir jinai šiaip yra talpi palyginus. Kaip tokiam automobiliui, ji tikrai yra ganėtinai talpi. Čia va, įsidėti savo vaistinėlę, papačią plug-in laidžiukai. Taip. Ką mes čia turim dar čia kažką pasidėti, vandens buteliuką, kad nečiaužinėtų ir užsidengti. Ir viskas, tos vietos, ką žinau, užtektinai. Tikrai taip? Taip, keliaujant var į galą. O gale vietos visai yra. Duok, pafilmuosiu, kaip įsėstė, ponė. Kaip čia gražiai. Aha, gražiai, tada dar daug. Guminiai kilimėliai, bet gražus. Gražus, jo dažniausiai būna, kur tipo net nenori dėti, o čia gražiai. Ir man šiaip labai gražiai atrodo sėdynės, tos tokios įlenkimos. Matai, nėra tinklelio? Nėra tinklelio, mano vargšiuko. Tiesiog rankinės medžiaga, žinai, medžiaga. Taip. Bet taip gražiai, va tas audinys atrodo, kur žinai toks atrodo, kaip čia ir paprastas, nieko ypatingo, bet jis taip gerai atrodo su tuo juodu pilku ir taip, labai nice dera. O čia mūsų dėžutė, susidėti vandenuką. Galėtų sklandžiau atsidaryti biškelį. Taip. Bet vietas užtektinai šiaip realiai, ne? Jo, palyginus. Atrodo šiaip užtektinai. Nes mes jau nemėlokime sėdėjom priekį, atsislinkusios taip, kad būtų patogu, tai vietos tikrai daug. Ir žiūrėk, labai tikiesi, žinai, kad dažniausiai šitoj vietoj būna, o čia kažkaip šitoj. Keista, ne? Aha. Keistoj vietoj. Aš gal net pirmą kartą matau, kad tolėliau. Neatsimenu tiksliau, kad tai būtų. Šviesa. Du Type-C. Oro kondicionieriai, kur reguliuoti negalima, bet kurie jau yra statyti ir tiesiog gali pasistumėti. Bet, pavyzdžiui, man va šitoj vietoj, tai atrodo, kad galėtų būti biškelį kitaip, bet pasižiūrėjau. Va čia išpildymo. Bet reikia čia suprasti, kad čia yra nepaprastas automobilis, čia yra Mini Cooperis, pas jį yra kiti nestandartiniai standartai. Ir nestandartiniai sprendimai, kur gal kitam automobilį galvotum, kad taip turėtų būti, čia taip neturi. Užtat rankinėlės durų tikrai yra išskirtinės. Ir Mini Cooperio standartinės. Bet atsimeni, kaip mes prisiknisdavom, kad integruotas laikrodukas kažkaip ne į temą. Tai važiuokit, koks čia dar gegutė išlenda. Taip. Bet čia, čia touchscreenas. Aha. Geras. Ir greitas koks. Muziką patikrinam iš karto.
daina? Gerai skamba. Gerai. Manau, kad dar gali būti geresnis komplektacijos šios kolonėlės, bet jos ir dabar yra visai tikrai geros. Ir... Bet pažiūrėkit, pavyzdžiui, stiliaus detalytės. Nu, gražu, čia kaip lėktuve. Op. Taip. Kaip gražiai atrodo, irgi kaip posūkis atrodo, rankinėlė, uždarimas, viską. O kaip tau vairas? Iš šono tai labai fainai, labai patogiai, žinok, žiauriai patogiai. O ką apie multimediją? Multimedija mažiukė. Pažiūrėsim, kai vairuosim, ar klius ar neklius, bet man atrodo, kad viskas ok. Aš tiesiog esu pripratęs, kad labiau būtų čia išpildyta. Bet manos vairuojant, tai jis pripranti prie to. Bet šiaip vairas atrodo žiauriai patogus. Jo. Bet, aišku, čia turime daiktadėžę. Ir va čia šitoj vietoje gal tik man šiek tiek prasčiau atrodo, nes čia yra tokia labai tiesmuka plasmasė. Net va ką tik sakiau, Marija, kaip čia reiktų įvertinti, kad čia kietokas vairas ar koks standesnis toks, nes nu tokio trūksta, gal man lengvumo, sklandumo, sukinėjantis šiek tiek. Oho, bet šiaip kietas automobiliukas. Kietokas ir va tas vairo sukimas toks sunkesnis, kietesnis, standesnis. Nu, jis yra, jeigu aš neklystu, o man atrodo, kad neklystu, kad ant X1 pakabos viskas yra, tai jie nėra labai super minkšti. Mums, kurie atrodo, galbūt gali būti trūkumai, tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų nori Mini Cooperį, manau, nemato jų. Tikriausiai, nes čia vis tiek automobilis stiliaus detalė. Jo, čia jau turi labai patikti iš stilistinės pusės ir yra tikrai, manau, merginų, moterų, kurių čia yra svajonė ir jom nesvarbu, kaip ten. Ar minkštesnė, kietesnė, žinai ką, mes, kai esam bandę, tai mes ypatingai jaučiam tos minkštumus, ar ten kietesnius, ar sunkesnius vairus, tada galėtų lyginti. O kai žmogus yra bandęs kelis automobilius, jis galvoja, kad šiais okay, ir jam užtenka. Bet blemba kieta. Tikrai toks bum-bum net, tada pravažiavus. Yra tas toks jausmelis. Bet šiaip vairuotum tokį automobilį? Ne, iš vairavimo pusės. Aišku, vairuočiau ir bet kokį vairuočiau, bet man jis kietokas. Ir vairas blemba, žinok. Sunku? Nu, pamatysi, pasakys, ar aš čia nusišneku, ar iš tikrųjų taip yra. Nes man jaučias, kad taip norisi tokio lengvumo, kad būtų easy sukti. Nu, aš tai nesu labai mėgėja, kur labai lengvai sukasi. Nu, ne visiškai lengvai, bet šitas man sunkiau, tai kažkaip man to trūksta. Bet, pavyzdžiui, šitam automobilyje yra tas toks dalykas, kaip kad mes prieš tai bandėme BMW pirmuką, kuris sėdi ir važiuoja ir easy. Čia jau atrodo vis tiek kažkas yra tokio jau aš jaučiuosi šiek tiek svetimkūnis. Ne? Šitam automobilį, jo. Aš taip jaučiuosi. Man, dėl to aš ir sakiau, kad Mini Cooperis yra antiek skonio reikalas, antiek tau turi patikti ir įtikti ir prilipti šitas automobilis, kad aš esu ne vieną kartą važiavus, gal ne tiek daug ir ne tiek daug išbandžius ir galbūt naujų, bet man iš stilistinės pusės, iš to atsėdėjimo, man va čia iškart jau tuščia. Man jau kažko trūksta, va šitam, bet dėl to, nes man įdomiai, fainiai išpildyta, bet ne taip, kaip galbūt aš norėčiau. Arba ne taip, kaip pratus. Ne taip, kaip pratus, tiesa, čia va vėl įpratimo reikalas, tai nežinau. Nu jau net labai noris pabandyti pavairuoti iš tikrųjų. Kaip tu pajausi, ne? Bet aš gal labiau sakau, čia va grinai, tas jausmas dažniausiai būna susijęs tiek su važiavimu, bet labai didelis procentas susijęs su išvaizda ir pojūčiu, kaip sėdi viduje. Taip. Tai vadėl, kadangi aš esu nepratus prie šito modelio, prie Mini Cooperio, tai gal dėl to man dar toks, kaip šiek tiek svetimkūnis automobilyje. Nu, pasakysi, kaip tu jausies, kaip tau. Bet šiaip, nu, ką aš žinau. Keleivio vietoje tai nuobodu. Nuobodu. Tai aš ir sakau, žinok, aš nežinau, ką tau pasakyti dar gero kažką. Man ta multimedija mažoka. Nu, bet iš esmės kažko čia gal labai stipriai nereikia. Bet dar kitas dalykas, Mini Cooperis yra mažas automobilis palyginus. Nu, tai nedidelis, nėra iš didesnių. Bet man atrodo, jo kuro sąnaudos yra gan didelės. Ane? Ar meluoju, ar nežinai? Bet šiuo metu rodo 12,1. Tai daug. Ir mes lėtai važiuojam. Taip. Bet čia yra hibridžiukas ir elektra galima būti varomas. Tai mieste, kaip ir tu gal ir gali išnaudotos visus kilometrikus. Gal.
ir apsikeitėm. Čiukšt, Marija už vairo. Taip. Nu ir Marija, dabar aš karto tavo lauksiu pirmų įspūdžių, pirmų pasakojimų tiesiai į kameras tiesiogiai. Aš labai laukiu to standaus vairo, bet man atrodo, gal aš neprigazinau per daug? Nu, aš jau tikėjus, kad čia be stiprintuvo. Ne, nu tokia ne. Bet aš gal lyginu labai su tais automobiliai, kur labai sklandžiai, net ir tas, mes prieš tai bent jau vietoj, tai taip pat kaip mano Merso. Rimtai. Nu gal, nu žiūrėsim, tuoj pažiūrėsim, pavažiuosim. Mano vadinės labai ne, normalus vairas. Tai žiūrėk, gal aš pripratau labai prie to visiškai lengvo. Man atrodo, kad ten kažkaip palengvintą variantą turi adaptuotą. Adaptuotą, kad nesi šitai bejėgiai vargšiukiai, kuri neturi rankos ir pavargos nuo vaikų kilnojimo. Lengvo. Bet kaip keista, kad posūkis pats neatsijungia. Aš irgi nesuprantu. Nes aš esu įpratus prie to tokio tukšt ir 3 kartus punk ir pats užgęsta. Taip. Čia irgi gali šitą, bet tas, kur, pavyzdžiui, jeigu suki... pataikyti. Pažiūrėk, o jeigu dabar, pavyzdžiui, suksis neišsijungsi, pa? Nu, pažiūrim. Ne. Ai, va, įsijungia. Čia gal tie, kur man, žinai, kad aš nepajaučiau, kai sukdavau iš juostos į juostą, kad reiks silpnai šiek tiek. Aš gal tą stipresnį, kur sukant, išsijungia. Man, žinok, nekliūna mažas šitas spidometriukas, nes čia nieko nėra ko lyšno. Man ne pats mažas spidometriukas, bet man tiesiog tas tuštumas, prie kurio aš esu nepratus, nes man toks pažiūrų net ir iš šono atrodo. O norėtos, kad čia kažkoks dar toks, ne? O man vat netrūksta čia. Man iš šitos pusės, ne iš keleivio pusės, viskas čia žymiai geriau atrodo. Nes vat šita vieta tokia išdirbta, o ten toliau, tipo, keleiviai. Iš keleivio pusės ar iš... Man iš vairuotojo pusės geriau atrodo negu iš keleivio pusės. Tai kaip tau, ar tas yra automobilis, į kurį sėdi ir prilipo? Žinok, aš kadangi turiu seną svajonę apie tą Mini Cooperį, kažkokius tokius labiau prisiminimus apie jį, nes aš tikrai labai norėjau tokio automobiliuko stilingo. Tai šio varianto, tai tikriausiai ne, bet jeigu būtų geresnės komplektacijos, tikrai susigundyčiau. Ir aišku, nu kainai norėtos draugiškesnės. Tai vad galva dėl to man viskas sudėjus galvoje, suprantu, kad aš galbūt nebūčiau ta pirkėja, nes tai nėra mano svajonių automobilis, kaina yra visai nemaža ir norint, kad padarytų taip, kaip aš norėčiau, su visa komplektacija Max tikriausiai, tai tada ir suma gaunasi gan didoka. Čia tas pats, kas turėti kokį Louis Vuitton rankinuką, nes tu tiesiog nori Louis Vuitton. Taip, tai aišku, tai ne visiems įtiks čia yra stiliaus. Už tokią kainą tu gali tikrai paprasčiausią automobilį, kuris atliks tau tokią pat funkciją nusipirkti. Jo, bet tai ir sakau, kad už tokią kainą nusipirks paprastą automobilį, jau nusipirks neblogą automobilį. Nors man šį pažiūrėti, man ir gražu, bet ne mano tiesiog, bet man pažiūrėti gražu ir jeigu, aišku, sakau, sukomplektuočiau taip, kaip aš noriu, tai būtų irgi man patiktų, bet tada jo kaina... Nes mes nematėm tas tokius rudom sėdynę. Taip, bet tada jo ir kaina jau gaunasi smagi, labai jau tokia rimta. Tai čia toks, nu, pliusai, minusai susidėlioji, bet tikrai fainas, smagus automobilis. Man gal tik, kad būtent šitas mūsų Countrymanas bandomas yra kietokas, kas man šiek tiek vairuojant kliūna. O šiaip man važiuojasi smagiai mieste. Aišku, Countrymanas tikriausiai yra skirtas ir kažkur už miesto pavažiuoti, bet... Bet žinai, kas keista, o jeigu už miesto važiuoti, tai logiška, kad keliai nebus labai geri. Ar nebus skausminga važiuoti su tokiu, jeigu mes jau čia taip jaučiam, kad taip visai jautriai viską reaguoja. Dabar bus gerai. Yra apsisukimo iš karto. Yra 7,4. Nice. Yes, pavyko. Net nepašnekėjom, kiek galėtų būti, bet čia irgi nėra galingas variklis. Tai aš sakyčiau 7,44 iki 100, tai čia šiaip gerai. Šiaip tai gerai. Ne, ir žinai, kas smagiai atrodo, tai... Jo, garselis buvo geras. Nebuvo to, aišku, jau pritempimo, bet čia normalu. Aš net norėjau sakyti, kad man atrodo, aš dar nepajaučiau to tokio malonumo, nes kai tu išvažiuoji tos kelius, kur galima greičiau paspaus, jis taip smagiai važiuoja, atrodo, ir pačia taip sėdi. Ir stabilus toks. Jo. Ir nors sėdi gan aukštai, atrodo, kad su tokiu... Nice. Nice. Tai ką, šiaip iš tikrųjų galim ir apibendrinti tą progą, nesakyk? Galim. Tai ką, Mini Cooperis Countryman. Nu tai va, koks mūsų vertinimas būtų išorės eksterjero? Turėčiau mandresnės komplektacijos, tada tikrai būtų 90, dabar duočiau už šį būtent, kurį mes dabar bandomės, tai duočiau 8 su pliusu. Aš irgi, žinok, manau, kad
nu, labai stipriai daug duoda spalva. Taip. Ir būtų ta komplektacija rimtesnė, tas paturbinimas, jo sportiškas variantas. Ir tas spalvytė, nu, nes man Mini Cooperį juoda tokia yra nuobodi. Nu, ne Mini Cooperiška. Jo, ne Mini Cooperiška, nori tos spalvos. Aišku, galbūt tas, kas nori, kam patinka Mini Cooperis, koks vyras, galbūt nori netokios ryškios. Nors kažkaip keista būtų, nes Mini Cooperis iš savęs yra įdomus, spalvingas, kitoks, tai atrodo, kad spalva tokia privaloma. Tai šį kartą 8, bet tik dėl to, nes mes gavom juodos spalvos. Taip. O vidus, man interjeras kaip ir viskas gražu, bet irgi aš vienareikšmiškai balsuočiau už pilną faršą, kaip sakoma. Jo, blembačkiam. Kaip Audi turi S-Line, tai čia irgi... S-Line, visi tie Volkswagenų panašiai, bet... Tai irgi norėčiau Max Turbo, medžiaginės, nors čia ta medžiagytė graži. Jo, šiaip aš norėjau pasakyti, čia yra kaip ir skaitos paprasta medžiaga, bet jie visi persijimai ant durų, ta pilka spalva. Va ta plasmasytė tokia. Jo, bet jinai kažkaip irgi neatrodo blogai iš tavo automobilių, jinai kažkokia šiek tiek kitokia yra. Jo. Ne ta tokia pigio, tokia kažkaip stilingai graži, bet man, jeigu aš sakau, būtų visai kitoks įspūdis, mes jām pro saloną į rudą. Aš duočiau šitam 8. Su rezervu, jo. Nes žinom, kad komplektacija labai stipriai keistų viskas. Aš jau pro saloną ir man ten matė... Tokių, kur seilę paleidom. Jo, ten rinkom viena kitos įsidalgiukai laikant. Tai va, tai 8. O man emocija, aš sakyčiau, gal irgi 8. Aha. Man toks 8. Jo. Aš galbūt sakau, čia yra labai, galbūt žmogus, kuris lydos Mariją anksčiau, dabar jau nebe taip, lydytųsi dėl Mini Cooperio, tai manau, kad čia tiesiog kaifuotų, džiaugtųsi ir panašiai, bet kadangi tai nėra mano svajonių automobilis, tai man ir nesuteikia tos emocijos dėlės. Taip, nors tau iš tikrųjų, pavyzdžiui, kaip stiliaus detalė tiktų. Man ir patiktų, influencerė, žinai, viską ten. Kaip ten Edvinas sako, fashion influencer. Fashion influenceris Edvinas, bet jis netilptų. Netilptų, jis čia niekaip tikrai, manau. Bet šiaip tikrai, man tas salonas, žinok, man dabar stovi žalia, tai rudas salonas. Arba rudas vidus ir kokia nors kreminės sėdynės. Oje, tu... Gerai būtų. Tai žodžiu, labai tikiuosi, kad mes kažkurioje laidoje galėsim parodyti ir galėsim kartu pasilikti dėl stiliaus, nes čia būtų tada, oh my god, jaučiu vieną gražesnių mašinų, kurią būtumėm bandę. Taip, tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, sutikime lygiai po savaitės arba per Urbs TV YouTube kanalą. Tiesiog galite pasižiūrėti mūsų visas laidas, ko galbūt nematėt, koks galbūt automobilis domina, įveskit Urbs TV ir pasižiūrėkit merginos prie vairo. O kas norit žiūrėti per 2TV, įsijungit kitą antradienį. Iki pasimatymo. Drew Beauty koncentruotas keramidų serumas drėgmei atstatyti. drew.lt